vidinis žvilgsnis seka kaip kūno augimą, brendimą, senėjimą ir mirtį. Taip tas žvilgsnis seka emocijų kaitą. Tas pats žvilgsnis seka ir minčių kaitą. Tas stebintysis visą tai mato iš didelės perspektyvos, atstumo. Tai pakilus aukščiau proto link širdies, galvojimas kartais liaujasi. Tai nereiškia, kad žmogus tampa beždžionę, negalvojančią ir nesuvokiančią, kas vyksta. Atvirkščiai, žmogus tampa daug jautresnis, nes energija kyla aukštyn. Kylanti energija per proto centrą link širdies, link dvasios širdies, dvasinės širdies, atpalaiduoja, suteikia žmogui takumo, jautrumo, subtilumo. Tiesiog perėjus per protą, aukštyn, protas tampa instrumentu, nuostabių instrumentų, kurio galima naudotis tada, kada reikia tau naudotis, o ne tada, kada jis nori ir tavim naudojasi. Paprastai žmogus negali liautis galvoti. Jis negali viduje sustabdyti savo vidinį dialogą. Tas vidinis tauškesys sukelia ir emocinę įtampą, emocinės audras. Žmogus gali būti visiškai vienas kambaryje, staiga jis prisimena kažkokį įvykį, prasideda vizijos, greičiau įsivaizdavimai, vaizduotė įsijungia emocijos veikia kūną, depresija, įtampa. Ir kai kūnas pradeda suktis, jis labai reaguoja į mentalinę veiklą, į proto veiklą. Jis labai reaguoja į vaizduotę. Pakilus aukštyn link širdies, dvasinės, vidinės širdies, ketvirto centro, gimsta visai kitokios energijos. Gimsta meilė, atsiranda nuoširdumas, geba kurti su meilė, su subtilia energija. Ko žmonėm labai trūksta, tai bendrauti su širdim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne iš proto, struktūros, subtumo, tiesiai, betarpiškai juntant žmogų. Tai labai sveikatina ir jeigu žmonės liečia vienas kitą su jutimu, su subtilumu, tai labai sveikatina kūną ir gydo vidinės žaizdas, vidinės traumas, psichinės, emocinės traumas.
Sekantis centras būtų meditacijos centras. Kūne, fiziniam yra tam tikri atitikmenys visų šitų energetinių transformacijų, energetinio takumo atitikmenys kūne. Todėl mes dažnai taip ir orientuojamės, kad gerklės centras, kai iki gerklės energija kyla aukštyn, pasiekiam meditacijos centrą. Ką tai reiškia praktikoje? Tai reiškia, kad žmogus geba atsitraukti ne tik nuo kūno fizinio, bet ir nuo emocijų, atsitraukti nuo proto, nuo minčių, atsitraukti net nuo širdies dvasinės. Tai nereiškia, kad jinai dingsta, tai nereiškia, kad dingsta kūnas, kad dingsta emocijos. Ne. Tiesiog yra atstumas. Kaip tu dainuoji, mūsų tai neliečia, mums vienodai šviečia. Taip ir čia galima vidun atsitraukti, viskas teka, vyksta nuostabiai, spontaniškai, bet vidų yra centras, kuris nekinta, kuris yra šaltinis viso to, kas vyksta, per kurį ateina subtili dvasinė energija į kūną, per kūną reiškiasi, keičiasi, transformuojasi. Būtent, kai energija kyla iki 5 centro, gerklės vidury, tuomet prasideda sąmonės evoliucijos žydėjimas. Apie sekančius centrus nėra ką kalbėti. Turi būti kelias praeitas nuo apačios iki gerklės centro, iki meditacijos centro. Tik tuomet kažką tai galima susigaudyti, kas vyksta toliau. Tos patirties aš neturiu, tai kad čia tuščiai šnekėti nėra ko. Judant link meditacijos yra didelė problema su vaizduotė. Vaizduotė įgalina žmogų justi tai, kas yra nerealu. Vaizduotė sukuria iliuziją, kurią neįmanoma atskirti nuo realybės. Bet vis dėlto tai yra iliuzija. Taigi, į meditaciją judėti su vaizduotė neįmanoma. Vaizduotė turi būti palikta šone, kaip nuostabus instrumentas, bet su ja, per ją link meditacijos judėti neįmanoma. Tai mes judėsim bet kur, bet ne į meditaciją. Mes su vaizduotė galime judėti į dangų, į rojų, į nirvaną, bet ne meditacija. Vaizduotė turi būti taki, švari, lygi. Rami. Ja galima naudotis, bet ne ji turi naudotis mumis. Tai yra, mes negalim ir neturim susitapatinti su tuo, ką vaizduotėje matom. Nes jeigu mes sukursim vaizduotėje šventojo paveikslą, mes jį matysim. Ir jeigu jisai su mumis kalbės, mes jį girdėsim. Ir jeigu jisai sakys, kad aš esu išrinktas, tai mes tikėsim, kad taip, o jei.
Aš esu išrinktas. Man pasakė, tas šventasis. Taigi, turi būti atsitapatinimas su bet kokiu objektu. Ar jisai būtų išorinis ar vidinis. Atsitapatinam, patenkam vidun ir atrandam tą šaltinį, kurio ieškom. Šaltinis, kuris suteikia atsipalaidavimą, energiją, laisvę, skrydį, meditaciją. Ačiū.